Nu, kaip jau supratot, kas su šulinį. Tai jau ir biškėlį progres, bet tas pradinis progres, žinot, kaip iš viršaus gali patogiai įsilipti, da patogiai sulopėt pakasti, o vėliau prasidės sunkumai, o čia jau ant antrą rentinį, o turam 5 senus. Tai jau biškėlį einam parodysiu, ko aš jau turiu. Vandau realiai absoliučiai visur ir, tai jau gylis į maždaug metras. Tai padarysiu, kad būtum gylis jau apie 1,40 m, 1,50 m. Ir tada iš karto veina ir antrą ant viršaus įmesu, neturėtum sulūžti. Ir tada pradėsim saugę daryti, tai po biškėlį kasam iš apačios ir nei po biškį smoks į apačią. Jau kad bus koks geras sprindis, abadu sprindžia, paimsam ant viršaus, kitų uždėsam. Ir toliau kasam ir nei smuks gilin. Ir toliau tepat visus 5 tepį suvarysiu. Pasumečiau 2. Biškėlį tek pasistumdyti. Biškėlį ir kur veikt sonas. Nežinau, kiek esu matęs. Aš iš vis pirm kart metų pats darau viskų. Tai sunku net pasakyti, kaip čia reikia daryti, bet esu matęs, kad kiti pasidė tokias ilgas lentas aplinkau. Pirmo rintinį įsimet teisę, tada įsided lentas aplinkau, tada jie būna čiučiut platesnė gal. Tada jau kaip meti nauji, tai tos lentas gaunas kaip pakoregaun, kad teisė atsidortum prie pat šuliniaus, prie pat rintiniaus, katras yra apačio. Ir tada tep toliau met, ir po to tas lentas ištrauk, nes jau tai rintinė beveik sukritė ir idealė. O kaip čia turim, nežinau, matosi, nesimata, bet pakankama pastumdžiau per tas skylį štangą užkišį biškį gali pastumdyti. Ta vat, ant tas vanduo bėga. Sunkas nuo tos svoriaus. Tai dabar kaip čia bus, tai realiai šauksiu į vidų, reiks kasti. Dar pabandysiu kiek išeint su lopeta, jeigu baisė sunkia bus, tai reikės pasimti siurblėlį, mažesnį lopetą, kibirų, šniūrą, ir tada jau 2 reikės kasti laukon, įversti visko lauk. Bet va tep, po biškėlį. Kažkas vyksta. Žodžiu, prieš kelias dainas kasiau aš tų šulinį. Ir, kaip žinot, biškėlį ir karštas dainas dabar. Tai nudegiau kafežys vis nogar. Buvau biškėlį debils ir jokius palapinis, jokius niek neturėjau, karoči. Tai biškėlį pasigailėjau. Tai per tas kelias dainas galvoju susidėsiu vatą. Antras sluoksnį, kur galiu. O ten, kur bus, pavyzdžiui, turėsiu eiti ventiliacinę vamžę, arba kur turėsiu eiti papildomi kažkokį laidą, kad davesti. Tai tiesiog tus praliutus paliksiu dar neuždėtus. Tai čia realiai liks tik tas keli ruloną. Tai dabar varom, susidėsam paskutinį vatą ant sėjino. Taip, žodžiu, ir kits ryts ir gavau kit pasiūlymą mašinėlis, kaip matot, sėdas kito. Tai davė vieną klais pasižiūrėjau. Ir trūkumą netechnikiniaus reikia keisti priekinį teltą ir žiūrėti priekinius stabdžius. Tai, žodžiu, paveikta korozijas. Tai derinui tai jau parodys, ko aš radau. Žinot, pasiėmėm iš Šiaulių veiną, atiteisinau duris, moldings prisiklijau, persiverint kampą. Tai, žodžiu, be lauko pagal kodą dažų, prapūsam, uždėsam atgal slenkščius ir realiai viskas bus tvarko. Ten pakeičiau kulisą, į naują veidrodėlį pakeitėm. Da veins. Veins prie veino, karoči. Net spalvos kods tas pats. Tokį vat variantėlį ištraukiau. Tik kad anas yra Classic, čia ir Elegance modelis. Tai tas yra 21 metų. Irgi veins 4 benzas. Mechans. Salonėlis visai padorius. Turim panoramą. Nesuplyšęs, ne nieko. Visi 4 elektriniai lunga, elektrinė veidrodėlė, originali magija, AC
įtariu, gali būti, kad veik. Pot kilometražas tikras, 158. Tikrinta, žiūrėta. Fainas medinis apdailas. Ne, man visai patinka, tokia modeliuko visai tinka. Visa tvarkinga, viskas atrodo. Originali kilimėlė, viskas tvarko. Irgi tą patį absoliučią problemą su galinės gali. Šitas vat irgi greičiausia bus skylė, irgi reikės pervirinti, lopėlį uždėti. Ir viskas bus čiki piki. Ta vat, anam technikiniaus nebėra. Gėdėms priekinę stabdžią per daug parūdėjai. Tai čia da bus matyt, bet jau relė matas, jau relė kap neapsimata, kad jau neblisko, jau įmatinis ir visoks toks, tai jau relė reikia keisti jau. Tai greičiausia pakeisim, man įteikta kainaun. Vat, varikliuoks to jau paveizam. Komentatorė, tai kad rekomendaun, kad neveizu. Kas po kaputo, kaip įsakiau, kiekvien kart pasižiūriu. Ar ir viskas, kas turbūt. Vis švarė, tvarkinga, tepaliukų keitims. Čia vis tvarko nesurūdyji, kažkas nesusi. Vis tvarkingas kyšia buvo sužiūrėti, tai viskai tvarko. Ta vat, va toks variantėlis, lempus, švarės, gražias, kapotėlis, nesupojus kažkoks. Čia šitą morzins, bet realiai nematau nerudėlių nieko. Visai užlaikyts. Taip, vis tvarkinga, panoram vis tvarko. Rudėlių kap irgi nėra. Morzins visas, reikės anu nuplauti, nes tavai pamedžias. Letnika, padangėlis, realiai naujas, nežinau, matas nesimata. Nu, ne naujas, bet matas jau. Beda protektoriaus ir žodžiu. Tai visi tvarko. Ta vat, tokį vat variantėlį ištraukiau. Mažeikius. Vakar naktį radau, skelbėm, žiūriu stovų kitam keime, kur aš gyvenu. Ir viskas, pasiėmėm tokį vat. Tada balauku, kol tam ateis pagal spalvos kodą daža. Ta lygiai tą pat užteks dažų į tam, nes identiška situacija ir tada tam reikės sužiūrėti stabdžių diskus pakeis, kur dabar tik paėmėm. Reikės pasižiūrėti, kokį ten tą būklę ir to traversą. Nu, to priekinį teltą, žodžiu. Nes ta telts ir keitėms, jeigu pas kažkų brangę kainaun, arba pats keitys irgi užsipisinės, ten tai visi varšta jau būna nupuviai ir ten ir reikalų po to turi ten virinti arba dar kažką daryti. Tai matysim, kas ten per būklę, bet reikia nam praeiti technikinį, nes anam technikiniaus nebėra. Bet vis važiuojant sklandžią, važiuoklė realiai nebaršk, tai viskas čia kaip reikia tikrai. Ta vat, teiki žinių, o dabar varysiu darbuotojais, o jum, kaip vis laik, dėkui, kad žiūrėjot ir iki kit kart.